Toksai trumpas pastebėjimas, kad man atrodo, kad Britai nesugeba savo prisipažinti, kad nuo kovo mėnesio jiems tiesiog pranešta, kad Katerinos nebėra. Nes jei žmogus yra gyvas, nereikia jo photoshopinti nei į mašiną su 5 ratais, nei su vaikais į photoshopinti, kur labai daug klaidų ir jie nesugeba savo atsakyti klausimą, kokia viso to išvada, nes kai vyksta labai didelis feikas, kažką tuo norima pasakyti, tai Britų specialios tarnybos va šitaip va žmonėm bando paruošti juos, pasakyti, kad Katerinos nebėra. Jie visiškai baigia išeiti iš proto, bet jau šiandien jau komentaruose galima pamatyti, kad jau žmonės lyg supranta, dalinasi nuomonė, kad jinai mirė, nes visam tam rėkime informaciniam sašlavyne turi kilti klausimas, kodėl taip darosi. Pažiūrėjau video, kur Vilas šalia karalienės giedant tikrai siubavo pirmin atgal, bet tai ne pirmas kartas, kai jis siubuoja. Neišlaiko lygsvaros. Jam irgi kažkas yra. Tokių siaubingų atvejų, kai iškrisdavo visi paveldėtojai yra, tai yra monarchinė konspiracija. Niekada niekas nesurasdavo galų, kas išnuodydavo visus, užkrėsdavo. Būdavo užkrečiama kokia nors gigant bakterija. Šitie metodai buvo žinomi Osmanų imperijoje. Pavyzdžiui, Murato IV 10 sūnų mirė, maži būdami. Toliau imperatoriaus Suleimano pirmi 2 sūnus irgi mirė. Liko tik tai žmona, dėl to jis turėjo kitų ieškotis. Vienas iš sūnų irgi manoma, kad užkrėstas specialiai buvo epideminė liga, bet kadangi tuo metu buvo epidemija tymų, tai atrodė viskas natūralu. Ir tie metodai, kad kai vykdavo epidemijos, tos bakterijos tokios gyvybingos, kad išsaugodavo, pakasdavo po slenkščiu, paskui jau reikia įpėdinius žudyti, ateina, nusiperka tą bakteriją. Tai čia seni labai metodai, čia tiems metodams 500-600 metų. Tai čia dabar kaip toliau įsisuks tas Armagedonas, ar ir Viljamas mirtinai susirgs, ar ir vaikai, ir ar bus pakeista paveldėjimo linija, ar iš viso monarchija nebeišliks, niekas nežino. Tačiau akivaizdu, kad šitas ruošta yra seniai. Ar Katerina nuo gimimo, pavyzdžiui, turėjo bakteriją? Būna nuo gimimo turi bakteriją ir paskui ją aktyvizuoja. Arba būna, kad moteris tiesiog nešioja bakteriją, perduoda vaikam, visi vaikai numiršta. Gal čia taip planuota, nes Katerina tai yra projektas. Tai projektas ir tėvai jos užtildyti, nes tėvai ką? Tėvai gal gaus dalį nuo milijardo, jinai tai milijardierėgi buvo. Gal negaus. Užtildyti yra. Motina tai žino viską, kas nutiko, jos veidas baisus. Ir Kingstonas žinojo, kas nutiko, dėl to užtildė. Tai va, tai tokia išvada, kad Britanai nesugeba atsakyti klausimą, ką reiškia šitas feikas prasidėjęs nuo liktai 4 kovo. Gal motina kreipėsi į policiją, nes vis dėlto Katerina tai irgi, vis tiek karalystės gyventojas ir dingo. Niekur jos nerado. Tai yra tokių nuomonių, kad motina karolė kreipėsi į policiją. Yra dar pastebėjimas, kad Trumpas ir jo šalininkai pasakė, kad dingo Anglijos princesė. Dingo, kad reikia dingimą tirti žmogaus. Dingo pagrobta. Suprantat, ir žiūrėkime, mums svarbiausia iš tų feikų visų, kaip Britai reaguos, kada jie supras. Na, yra toks posakis karalius nuogas. Kada jie supras, kad karalius nuogas? Kada jie supras, kad princesės nebėra? Nes jau visas bardakas vyksta jau seniai, jau nuo Kalėdų. Karališkasis kortežas, aš buvau neteisi ten, iš tiesų važiavo su policija ir su greitaja, bet irgi policija ir greitoji galėjo pridengti tiesiog kūno išvežimą ir viskas, kad atseit vežama į ligoninę. Gal kūną išvežė. Nes be to, na gal dar ir bandė gelbėti, kai žmogus miršta ten nuo
tokios baisios ligos, tai tos bakterijos labai stiprios ir tikrai labai pavojinga, ypač kai yra daug mažų vaikų ir dar yra tų giminaičių mažų vaikų ir tai turėtų paaiškinti, kad neišėjo padaryti viešų laidotuvių, nes labai baisi bakterija. Kad dabar visai šeimai pavojus, visi įsibaiminę. Bet yra visiškas komunikavimo pravalas. Visiškas komunikavimo pravalas. Nes žmonės be to pikti, kad iš kažkokio tai viruso padarė tragediją, o vat bakterijos, suprantat, kurios 1000 metų gyvena ir kur gali iškirsti tiesiog ir pusę tautos. O Londone pranešama gi plinta tas streptokokas, vaikai miršta, nes ospamokso nebėra, penicilinas negaminamas, neužtenka. Tai čia rašė gi laikraščiai spauda. Vokietijoje 4 kartus daugiau suvartota penicilino ir irgi užstrigo jo tiekimas. Lietuvoje vienu momentu nebuvo. Ir nuo stafilokoko antibiotikas boenicinas Lietuvoje buvo neprekiavimas. Labai geras, jeigu jums labai baisus pūlinys, kur tiesiog plešia viską. Tai geri gydytojai žino tą antibiotiką, negeri nežino. Ospamoksas padeda, bet tas padeda geriau. Jisai ten kažkaip tai efektyviau kovoja. Kainuoja 5 eurus, aišku, nieko nekainuoja, bet kai kur galit susidurti, kaip aš Rakuose susidūriau, kad gydytoja tikėjo, kad žmogus pats turi kovoti. Tai kai žmogus pats kovoja prieš gigant bakterijas, jisai gali numirti nuo imuniteto trūkumo. Vat pasigavęs virusinę slogą, jau organizmas visas jėgas jau išvaro, kova su žalia sloga, pasigauni virusą, nuo viruso gali numirti. Tai šita pozicija yra genocidinė, kad nepadėti žmogui, nerašyti antibiotiko. Tai Lietuvoje visa laimė yra ta kontrabanda iš priešiškos valstybės ir kas ieško randa. Aišku, reikia turėti blatą. Reikia pabelsti medį, jeigu tu turi tą blatą ir gali rasti. Iš tikrųjų, tai va, o tenais, tai prisiminkime Jagelavičiūtės staigią mirtį. Tai nepadėjo nei turtai, nei grožis, nei žinomumas, neišgelbėjo. 2 bakterijos ir viskas. Bet viešai laidojo ir Ramoškienė jai bučiavo kaktą, kaip pati prisipažino, ir ta Ramoškienė gyva. Taip, kad irgi čia gal per didelis įsibaiminimas, kad jau čia viską labai užkrės. Tai vat Britams stiprybės, labai jų gaila tos visos tautos, nes jie buvo tą naująją Dianą sudievinę, iš tikrųjų